Na, šiandieną noriu pristatyti žmogų. Dirbtinis intelektas, mato jį taip. Kas tai yra? Ne Justas. Kas dar galėtų taip atrodyti? Taip. Tai taip norėčiau rūkauti su jumis žemaitišką, žinokės. Man kalba ir kelsias žemaitėjais. Ir taip jau atsirado iš ten. Jau 10 metų čia esu, žinokės. Į didelę bendrauju su paprastas žmonės, į nesupaprastas, kurie į gerą jaučiasi, į negerą jaučiasi. Tai esu žemaitis. Ir jau 10 metų leidžiu laiką Vilniuje, sostinėje. Ir nuo pat vaikystės šoku, nuo pat vaikystės lėčiu ir susiduriu su judėjimo galimybėmis, su masažo galimybėmis. Ir taip atsirado ir mano sukurta sveikatingumo klinika, kuriuom etapuose susidūriau su labai dideliais sunkumais. Nuo sąžiningo buvimo savo, nuo sąžiningumo buvo ir klientui. Ir teko praeiti ir mokymų, ir įgūdžių įlavinti. Ir pagaliau šiuo metu esam sveikatingumo klinika ir licencijuota. Ir jau vieną etapą esam daugiau pakilti, kad būsim ir kartu ir reabilitacijos. Tai labai džiaugiuosi dėl to, savo pasiplosiu. Tai esam judesio prisiletimas, sveikatingumo klinika ir labai šiaip paprasta parašyti visas tas licenzijas ir čia ir ant to popieriuko, bet kad iki to nueiti, užtrunka N dalykų, kas susidūrėt su popierizmais, tikriausiai suprantate, kiek tai užtrunka laiko. Tai jums tai didžiausias kantrybės linkėsiu, nes tikrai yra sunku. Bet ką mes jau darom iš tikrųjų, mes ir žmonės šipinėjom, ir diagnostikas atlikinėjom, kaip sako žmogus, tie žmonės ekstrasensai, o iš kur tu taip žinai, tai tiesiog yra labai paprasti, labai fainus, nemistiniai dalykai, kai ateina žmogus ir vienas petys būna aukščiau, kitas dubuo būna aukščiau, arba tiesiog kojų padėtis būna į kairę ir dešinę žiūri. Tai galim vėl numatyti tai, kaip žmogaus ergonominė padėtis yra, kaip žmogaus kūno padėtis yra įsitempusi. Tai man kaip specialistui, kaip savo darbuotojų edukacijos ir mokymų atliekant šitą, tai labai fainai matyti žmonės ir nukreipti jiems patiems, kur jų petys yra aukštesnis, tai pabūti jo veidrodis. Tai vis laiką yra įdomu, smagu ir susidurti su to žmogaus akims, aš taip galėčiau stovėti. Tai taip, jūs taip stovit, žinokit, atvirai pasakius, mes dažnai mėgstam ant vieno klubo pastovėti, dažnai mėgstam ant kito klubo pastovėti, dažnai įprotį turim ir rankinuką ar tašį nešioti ant vieną padėties. Tai tie įtakojantis dalykai kartais nulėmė ir mūsų fizinį dalyką, ir fiziniam kūnui dalykui malonumą. Tai linkiu tiesiog pastebėti visiems savo kūno svorį, kūno padėtis ir mažiau eisit pas mus iš tikrųjų, žinokit, bet tai to ir linkiu visą. Bet jeigu ne, tai tikrai kviečiu kuo dažniau apsilankyti dėl kūno technikinio, kad išvengtumėt šitų visų nepatogumų. Tai mes ir esam iš tikrųjų, atliekam gydomosius masažus, gydomosius masažus mes atliekam licencijuoti specialistai, susiduriam su tokia situacija, kad galim pamatyti jūsų visą istoriją, nes ją sveikatą prisijungiam, pas kokį daktarą buvo. Tai iš tikrųjų turim didelę fainą galimybę, kurio metu galim sekti jūsų anamnezes, sekti jūsų sveikatingumo kelią ir kartu prisidėti, kad kokybiškiau kiekvienas jaustumėtės. Be viso to mes ir atliekam biorezonanso organizmo tyrimą ir kineziterapinės paslaugas ir visas kitas tos, kas liečiasi su gera kokybė ir žmogaus organizmo būsena. Tai kas tie masažai iš tikrųjų yra, tai masažus, visi jūs darot masažus, visi jūs moka daryti, visi jūs liečiatės, kiekvienas save liečia draugą, mamą, tėvą, močiutę, vaiką, įsitrenkat į kelio stalą, į kojas, įspirat, visi jūs glostat, tai visi jūs darot tos masažus, visi jūs moka daryti, visi tikrai geba daryti ir tai kaip draugui, kaip tam viskas ok, bet jeigu norit babkes už tai daryti, sorry, būkit gerai, įgykit specialybę, įgykit kažkokį išsilavinimą ir susipažinkit su to raumenuku, susipažinkit su to kauliuku, kur ten kas kame jungiasi ir tiesiog nepakenksit kažkam kitam ir patys jausitės ramiau. Ir turim ir kineziterapeutus, bet kinezai to nedaro, nes masažuotojai ką daro, liečia nuogą kūną. Kineziterapeutai atlieka lavino judesį, tai kartu su
su jais bendradarbiaujantis, mes nukreipiam vieną kitą žmogų, kurią kryptim turėtų elgtis, iš tikrųjų, kurią įtampą reikėtų atplanuoti ar kaip tik silpnesnį raumenį paskatinti. Tai bendradarbiaudami su kineziterapeutu, su masažuotoju galime tikrai taikyti didesnę kokybę, kur yra nusilpę raumenis, nusilpę audiniai ir kaip tik įsitempę, nes iš įtampų, iš raumenų įtampų atsiranda visos kitos lygos. Tai kad lygų nebūtų, susitvarkykim fiziologinius kūnus. Ir tų masažų, žinokit, yra N iš tikrųjų. Labai daug. Nuo klasikos, nuo glostymų, nuo stipresnio, nuo pratempimų. Aš ir mano klinika, aišku, kadangi orientuojamės ir į sveikus žmonės, ir į truputėlį, kas ir traumų turintis yra, ir kad reabilitacijos esam skyrius, tai susidurėm su tais, kad galim ir atlikti ir klasiką, kad jūs atsipalaiduotumėt, paleisim daugiau gražios muzikos, užtepsim daugiau aliejaus, bet iš tikrųjų, kas susidurėt su kažkokiam didesniam įtampom ar traumom, ar žaidėt vasarą tinklinę, ar tenisą žaidėt ir niktelėt, neišvengsit to, kad tai yra susilpnėjęs raumuo, įtampa susiformavus, gal net uždegimo reakcija bus susiformavus. Tai šitoje vietoje tikrai padėsim, pakonsultuosim, užtepsim tepaliuką, kad kaip tik dar audinys nusiramintų ir parodysim kryptį, kurią tai pusę. Jeigu daug dantim gręžėt su kandam, verslas nepasiseka, tai pajusit, kaip kakliniai dalyje susiformuoja įtampos, tai žandikaulio lanka su kaklu labai turi didelį ryšį, tai intraoralinis masažas jums visą laiką padės, o jeigu viduriai iškėtėja ar dar, ir jeigu nemėgstat preso stiprinti ir pamirštat, kas iš viso tai yra, tas centras mūsų korpusas, tai žinokit, visas audinys tiesiog nusileidžia, tai visceralinė terapija, organų masažas jūs visą laiką padės kelti tą vietą. Jeigu patys mėgstat taip glostyti pagal laikrodžio rodiklį ir sukelti viršų, tai jau jūs gerą darbą savo padarote ir atitolinat saulėtinius uždegimus ir kaip tik viskas lengviau įsituština ir pagelbė savo pilvukui. Tai intraoralinis, kaip minėjau, tai yra intraoralinis masažas yra žandikaulio vidaus raumenų masažas, kaip yra kobido, veido masažai, viskas per išorę atliekama. Tai ko mes neprieinam į vidų ir neprieinam prie tų giliųjų raumenukų, tai šitoj pagalboje esu aš. Ir labai mėgstu bendrauti su odontologijom klinikom, kad prieitumėm, būtumėm šalia jų, kad padėtumėm paskatinti tas raumenų įtampas, kiek estetinėje, ar dantų priauginimui naudotumėm, ar gręžimui, jeigu esat paprastai, tai iš vidaus raumenukai ir tikrai yra spaudžiami. Ypač dainininkai, kad artikuliacijas būtų geresnės, labai tiems šitas labai padeda. Ir tai kaip ir matot, čia kiek gali būti visokių daug smagių dalykų, dėl ko tai susiformuojantis. Visceralinis, kaip ir minėjau, pilvo organo masažas. Jis atliekamas, kaip bebūtų keista su rankom, bet po to edukuojam, kaip galėtume elgtis namuose, kad dažnai klausia, kiek reikia eiti tą masažą, kiek reikia eiti kineziterapiją. Tai kiek pagal kiekvieno galimybės, jeigu gal bus lankstus užsimti su savim, tai kviečiu tik tais į mėnesį po kartą, bet jeigu vis dėlto esat tingus ir reikia jums spyrį šikną duoti, tai tada sorry, bet eisit kas savaitę. Kas savaitį kartą. Ir taip pat atliekam biorezonanso tyrimus, tai atliekam varžos tyrimus. Kas tai yra? Tai nuo stuburiuko šakojasi nervai ir galim pamatyti, kokiai būsenoje jie yra susiformavę. Žalia spalva gera, mėlyna nusilpė, geltoni, raudoni, jau aktyviai hipertonusas, aktyviai užsidegimo reakcijas susiformavus, reikia padėti jums nusiraminti. Tai nuo stuburiuko šakojasi, galim pamatyti kaip jūsų visa sistema yra susiformavus. Kitos pasakos, tai paslaugos nuo elektrostimulacijos, nuo akupunktūrinių kilimėlių, šviesos terapijos. Ir tai kiek yra grupėmis taikoma, kiek yra ir individualiai žmogui. Ir šiaip, žinot savo pulsą? Žinot savo pulsą? Tai kas žinot, sveikinu, kas nežinot savo pulsą, tai normalus yra nuo 60 iki 80. Jeigu jau aukštesnis ir mažesnis, tai kvieščiau vandenuką išgerti, nusiraminkit, nes kuo aukštesnis pulsas, to silpniau gebas susitvarkys su savo emocijomis. Ir mokat kvėpuoti? Greitai kvėpkit visi. Iškvėpkim.
Ir dar įkvėpkim. Iškvėpkim. Aha, pažiūrėkite kaimyną, ar įkvėpė per pilvą ar per krūtinę daugiau įkvėpė. Tai kas įkvėpėt per krūtinę, sveikinu jūs kapuojat tik viršutinę dalim, o skatinčiau ir kvieščiau pagalvoti apie tai, kad deguonis keliauja va šitokiu būdu. Tai jeigu įsivaizduokit kaip oro balionas, pripučia balionas, čia krūtinės lasta ir viskas kyla. Tai viskas jums ir kyla, ir pečiai sukyla, ir kaklas sukyla, ir didesnė deguonis kiekis, viskas čia kyla. Ir niekaip nebemoka iš čia keliauti. Tai kviečiu pagalvoti apie tai. Ir atliekam paskaitas, volavimai, masažo ir grupelės, kiek ir individualiai, kiek ir įmonėse ir kitose veiklose. Tai ačiū labai.